Dėkoju kaimynams Justiniškėse už savo idėjas, pasiūlymus, pastabas, kaip šį jūsų gyvenamąjį rajoną padaryti geresniu. Mano kaimynai Justiniškėse labai daug kalbėjo apie pagrindinę problemą, tai yra vietos automobiliui pastatyti. Kiek konfliktų, kiek nesusipratimų, vien tik todėl, kad nėra gero bendro sprendimo, kaip turėti daugiau vietų Justiniškėse. Kaip gyvenat? Laukiam pasikeitimų. Dėkui. Čia žiūriu šiek tiek geriau, bet vis tiek toks laikinas sprendimas. Tame nenimkite. Supratau. Sprendžiant automobilių stovėjimo vietų trūkumą, čia Remigijaus variantas. Papilti skaldos ir tinklelį. Laikinas sprendimas. Mano atsakymas yra kitoks. Kompleksinis gyvenamųjų rajonų perprojektavimas ir perplanavimas, numatant pakankamą vietų skaičių automobiliams, žaliasias erdves, vaikų žaidimo aikšteles ir be abejo sporto infrastruktūrą. Taip kaip savo laiku pradėjome daryti Žirmūnuose. Tai kur jau, grybaut ruošiatės? Да, мы. Я вас, да. Куда, за грибами уже уйдете? Нет, продавать. Продавать? Да. Сами сделали? Ну, а кто же? Да? Конечно, сам. Вижу, что как бы свежие это говорятся, да? Могу это вам подарить. Серьезно? Как закупу. Спасибо. Да. Spasiba. Štai ir dovanų gavau Justiniškėse. Žmonės dirba, ruošiasi grybavimo sezonui. Justiniškėse taip pat viena iš problemų, kuri yra aktuali ir daugelį Vilniaus miesto rajonų, tai yra pastatų renovacija. Praktiškai nėra pastatų, kurie būtų renovuoti. Taigi Vilniaus miesto savivaldybė ir be abejo Justiniškių gyventojai drauge turėsime padirbėti, kad namai būtų jaukesni, šiltesni, mažesnės sąskaitos už šildymą ir aišku gyvenimo kokybė būtų geresnė. Mūsų pačių aplinka dažnai priklauso nuo mūsų pačių. Štai kaip ir šis puikus vaizdas už mano nugaros. Ką reiškia geri kaimynai, kurie susitarė ir gražiai prižiūri šį gamtos kampelį. Nors ir ankstyvas pavasaris, bet iš karto kelia nuotaiką. Gražu. Puikiai Žilvinėlio darželio teritorijoje, kurioje buvo numatytas priestatas 120 vaikų. Nors jis nebuvo padarytas, tačiau būtina priestatą pastatyti, kad štai čia, šioje puikioje vietoje būtų daugiau vietos Justiniškių ir ne tik vaikučiams. Kaimynai Justiniškėse skundėsi šiuo pastatu vaiduokliu. Nuo nekilnojamo turto krizės laikų taip ir stovi šie griaučiai. Pažadėjau pasidomėti, kodėl taip yra ir ką būtų galima padaryti, kad šis pastatas negadintų Justiniškių vaizdą. Šį viaduką nuo vakarinio aplinkelio į Justiniškės padarėme tiesdami vakarinį aplinkelį. Per 4 metus Remigijus tikrai galėjo sujungti su esančia gatve. Kaimynams pažadėjau, teks man padaryti. Tai nuo čia vakarinio aplinkelio, šiaurinė gatve, pro Justiniškės bus galima nuvažiuoti iki Geležinio Vilko gatvės. Ir greitai, ir patogu, ir mažesni kamščiai mieste. Kaimynai klausia, kokia šių metalinių garažų ateitis. Matyt, kaip ir daugelio tokių garažų. Deja, tai jau Vilniaus miesto praeitis. Anksčiau ir vėliau jie iš čia bus iškelti. Kaimynai Justiniškėse labai dažnai paminėjo tai, kad kiemuose tamsu, o todėl yra nesaugu. Ir kai matai tokį gatvę šviestuvą, suprantama, kad kaimynai teisūs. Tokie šviestuvai dėja kiemų neaptikas. Yra ką čia veikia. Ir tikrai drauge padarysime, kad šis rajonas džiugins visus. Jūsų kaimynas Justiniškėse.